Sveiki prisijungę, senokai nesimatėm, čia Andrius Pauliukevičius ir pradedam tiesioginę transliaciją iš virtuvės. Ačiū Jums už klausimus, akimis labai greitai permečiau, ką parašyti ir pastebėjau, kad iš tiesų yra labai daug gerų klausimų. Ir da pradėsiu nuo Agnės. Mane domintų Jūsų keto kasdieninis valgiaraštis, ką valgot pusryčiams, pietums ir vakarieniai. Pati pradėjau keto nuo vakar, tad labai domina Jūsų maisto produktų pasirinkimas. Taipogi dar domina, ką valgote per cheat day, nes kiek žinau, laikantis keto būtina pačytinti ir kokius papildus gerite kasdien. Ar gerite vandenį su druska ir ar gerite potasium ir kiek potasium tai yra kalis. Ten, kas nežino, čia angliškas žodis. Ar darote kartą savaitėje 24 valandų fasting? Fasting tai yra badavimas, kiek stebi forumuose tarp besilaikančių keto, tai yra gan populiaru. Ačiū. Gerai, pradedame nuo valgiaraščio. Pusryčiam, ką valgau pusryčiam, geriau iš karto atsikėlęs ryte tik tai baltyminį kokteilį su vandeniu. Kažkur po 15 minučių tada valgau 5 kiaušinius su tryniais, kadangi keto dieta reikia ir baltymų, ir riebalų, tada valgau su tryniais. Po to seka faktiškai visą dieną mėsa, arba jautina, arba vištiena, ir labai dažnai netgi vienu valgymu miksuoju, tai yra gabaliukas jautinos, gabaliukas vištienos ir su salotomis. Teoriškai laikantis keto dietos nereikia, tai yra negalima valgyti labai daug daržovių, aš šitos rekomendacijos nesilaikau, dėl to, kad man pirmiau rūpi mano sveikata, tai yra mano sveikata man šiek tiek labiau rūpi negu rezultatas ir vardant šiek tiek geresnio rezultato aš niekada neaukojau sveikatos, nemanau, kad kada nors tai darysiu. Valgau daug daržovių ir jeigu valgau kilogramą mėsos per dieną, tai valgau apie 2 kg daržovių. Ir daržovių irgi taip pat nesirenku, tai yra teoriškai irgi turėčiau valgyti tai žalios spalvos daržovės, žalias daržovės, kurios turi mažiausiai angliavandenių, tai yra salotos agurkai, salotos turiu omeny salotų lapai, ne? Bet aš valgau ir pomidorus, ir paprikas, tiesą sakant, netgi valgau. Ir vakare, ir šiuo momentu vis dar valgau varškę. Paskutinę savaitę prieš varžybas, kai nuskrisiu į Namibiją, nuo tada jau nebevalgysiu varškės. Varškė kaip pieno produktas teoriškai pagal keto dietą irgi valgiaraščiui nepriklausytų, bet vėlgi, kaip sakau, mano tikslas yra ne tik gerai atrodyti ir dar kurį laiką padalyvauti varžybose, bet kiek įmanoma būti sveikam, todėl aš save riboju irgi su tam tikromis išlygomis. Va. Toliau tada, kas buvo, dar koks yra svarbus momentas, kai valgau salotas, visada pilu aliejaus, dažniausiai pilu šiek tiek alyvuogių aliejaus, šiek tiek linų sėmenų aliejaus ir tiesą sakant labai dažnai netgi avokadą įpjaustau. Ir dar tada baltyminius kokteilius, kai jeigu geriu baltyminį kokteilį ryte ir iš karto po treniruotės, tai baltyminis kokteilis būna tiesiog baltyminis kokteilis su vandeniu. Jeigu būna baltyminis kokteilis kaip užkandis, kaip vienas iš užkandžių kažkada dienos metu, tai yra ne po treniruotės, tada baltyminį kokteilį, kai geriu dar tada arba pusę avokado su juo valgau, arba gerą šaukštelį riešutų sviesto. Riešutų sviestas arba avokadas tam, kad gaučiau su baltyminiu kokteiliu, kuris principai yra tik tai baltymų šaltinis, kad gaučiau ir riebalus, nes riebalai yra alternatyvus energijos šaltinis, kuriuo organizmas naudojasi laikantis keto dietos. Tada, ką valgote per cheat day? Per cheat day, tiesą sakant, valgau viską, kas ateina į galvą. Ko tuo metu norisi, to valgau ir kiekviena cheat day gali būti skirtinga. Aš kūrybinga asmenybė kiekvieną kartą sukuriu kažką kito. Ar gerite vandenį su druska ir ar gerite potasium ir kiek? Potasium tai kalis yra. Ne, kadangi valgau daug daržovių ir kadangi šiaip neriboju druskos vartojimo vis dar, tai vandens su druska negeriu, tai neturi jokios prasmės, tol kol naudoju tiesiog druską. Druską naudoju prieskoniuose, tai yra kai mėsą arba žuvį marinuoju, mėsą arba žuvį dažniausiai kaip orkaitėje, tai naudoju prieskonius ir prieskoniai yra su druska, arba jeigu prieskoniai yra be druskos, atskirai barstau druską. Ar darote fasting, tai yra badavimą 24 valandų? Nedarau dėl to, kad keto dietos aš laikausi, neturiu tiesiog tikslo numesti svorio, aš turiu tikslą kiek įmanoma sumažinti riebalų sluoksnį ir kiek įmanoma išlaikyti jau turimas raumenų apimtis, turimą raumenų masę, dėl to fasting man netiktų. Fasting iš tiesų, ką padarytų, tai greičiausia toks ilgas fasting jau kenktų raumenų apimtims. Man atrodo, viską atsakiau. Gerai. Karolis. Čia geras Karolio klausimas.
Ar metant svorį svarbu maitintis kuo įvairiau, ar galima maitintis tokiu pat mitybos planu visą savaitę? Tarkime, visą savaitę iš mėsos valgyti tik vištieną arba kalakutieną ir nevalgyti žuvies, arba atvirkščiai visą savaitę valgyti žuvį. Ar tai turi kažkokios įtakos galutiniam rezultatui? Ačiū už atsakymą. Karoli, teoriškai tai įtakos neturi ir teoriškai būtų galima visą savaitę valgyti kurį nors vieną gyvulinės kilmės baltymų šaltinį, tarkime, vištieną arba kalakutieną. Teoriškai. Praktiškai kas atsitinka, tai kad teoriškai galima dėl to, kad visi gyvulinės kilmės baltymų šaltiniai turi visas amino rūgštis, visas, šiaip jau literatūroje vienur nurodoma, kad 20, tada naujesni šaltiniai jau sako, kad yra 22 atrastos tos amino rūgštys svareva, nesvarbu, tai yra visas tas 20 amino rūgščių, ir dėl to yra pilnaverčiai. Praktiškai, kas atsitinka, jeigu visą laiką arba ilgą laiką naudojate tą patį baltymų šaltinį, organizme prasideda tarsi tam tikra tokia alerginė reakcija, kuri nebūtinai pasireiškia bėrimu, nebūtinai pasireiškia išoriniais požymiais, bet gali pasireikšti tuo, kad organizmas prastai pasisavina baltymus, jei baltymai yra visą laiką iš to paties baltymų šaltinio. Todėl būtų prasminga ne tik, kad visą savaitę nesimaitinti, tarkime, vištieną arba kalakutieną, bet netgi tą pačią dieną valgyti kuo daugiau įvairių baltymų šaltinių. Ir štai tai yra viena iš priežasčių, kodėl, kaip minėjau prieš tai, sakinėdamas į prieš tai buvusį klausimą, kodėl aš valgydamas mėsą labai dažnai maišau, tai yra būna gabaliukas vištienos, gabaliukas jautienos, arba jeigu žuvį valgau, tai netgi gali būti žuvis su mėsa, netgi viename valgyme gali būti keli skirtingi baltymų šaltiniai ir netgi pagal keto dietą vienas iš tokių variantų, kai met valgomi pusryčiai, valgyti kiaušinių su jautiena ir nemažai sportininkų tai daro ir Jungtinėse Amerikos valstijose tarp ten gyvenančių sportininkų toks variantas yra gan dažnas ir esu ne kartą žiūrėdamas jų video tai matęs. Eriko klausimai čia keli yra. Kažkas klausė apie aliejų, būtų įdomu, kiek riebalų naudoti per dieną, kad neviršytum normų. Erikai, daugeliu atveju reikia naudoti tiek riebalų, kiek sverite. Tarkim, jeigu aš sveriu 105 kg, tai man per dieną reikia suvartoti 105 gramus riebalų. Ir aš turiu omeny tai šitą skaičių tiek kalbant apie raumenų masės auginimą, tiek apie svorio metimą, kadangi riebalai reikalingi hormoniniam balansui. Toliau sekantis klausimas yra peties mikrotrauma, kuri pasijaučia darant spaudimą nuo krūtinės, ar daryti alternatyvą spaudimui, gal laukti kol užgis. Bet kuriuo atveju yra visada viena taisyklė. Jeigu jaučiate kažkokį diskomfortą, kažkokį skausmą atliekant kurį nors pratimą, to pratimo nereikia atlikinėti. Protinga būtų ieškoti traumos priežasties ir tada apsilankyti pas kineziterapeutą. Priežasčių gali būti įvairių, o treniruojant krūtinę tada arba treniruojant pečius atlikinėti tos spaudimus arba tos pratimus, kuriuose to diskomforto arba to skausmo nesijaučia. Jeigu jums skauda spaudžiant ant horizontalaus suolelio, galbūt neskaudės spaudžiant 30 arba 45 laipsnių kampu. Jeigu skauda atliekant spaudimą su štanga, galbūt neskaudės atlikinėjant spaudimą Smito treniruoklyje arba su hanteliais arba kokiam nors kitame treniruoklyje. Tada, kažkada klausiau apie neapdorotų kiaušinių baltymų pasisavinimą, neatsakei, nes turbūt turėjau paklausti apie žalių kiaušinio baltymų pasisavinimą. Atsimenu tą dalyką. Gero sporto, ačiū už atsakymus. Aš nežinau, dėl to pasisavinimo irgi literatūroje skaičiau kelias skirtingas pozicijas. Viena iš tų pozicijų ir gan dažnai yra pateikiama, kad žalių kiaušinių baltymai yra prašiau pasisavinami, dėl to geriau kiaušinius termiškai apdoroti, tai yra virti arba kepti. Kitas dalykas yra labai didelė salmoneliozės tikimybė. Ypatingai, jeigu tai nėra vištos, kurias auginote jūs pats, jūsų mama arba močiutė, bet pirkote kažkur, tai salmoneliozės tikimybė yra didelė ir dėl to šiandieninėme pasaulyje nerekomenduojama to daryti. Gražvydas. Nusipirkau amino tablečių, bet jos labai didelis, nepatogu nureit. Rašo, kad ilgo pasisavinimo, ar nieko, aš jas trupinu ir beriu į proteino kokteilį. Ačiū už komentarą. Gražvydai, nieko blogo nepadarote, bet iš esmės tai yra sviestas sviestuotas, tai yra tas pats, kas jūs ant vienos batono pusės tepate sviestą, po to ant kitos ir valgote. Paprašiau yra ant vienos pusės užsitepti daugiau sviesto. Dėl to, kad amino tabletės ir baltyminis kokteilis iš esmės yra tas pats, organizmas
baltyminį kokteilį, tai yra proteiną, tai yra angliškas žodis, tik tai skaido į amino rūgštis ir tada tas amino rūgštis pasisavina. Todėl iš esmės ar jūs gerite amino tabletės, ar gerite baltyminį kokteilį, tai yra vienas ir tas pats. Jeigu tos tabletės nepatogios, jūs jas galite kramtyti, arba jeigu perkasite, tada greičiausiai irgi bus sunku dėl to, kad gali atsirasti, kai perkandat, kažkokie aštrus tokie kampai, galai ir dėl juos nuryti taip pat bus sunku, draskys jums ryklę. Apie mirties trauką klausimas, būtinai reikia paskaityti. Norėjau paklausti apie mirties trauką, sportuoju beveik metus, tikslas kaip ir daugelio priaugti raumeninės masės. Sporto tvarkaraštis suskirstytas į 4 dienas, sporto, per kurias treniruoju skirtingas raumenų grupės ir 3 poilsio. Klausimas būtų, ar naudinga daryti mirties trauką 2 kartus per savaitę, kojų ir nugaros dienomis turint omenyje, jeigu būtų naudojami skirtingi atlikimo principai ir kaip turėčiau šias dienas suskirstyti / atskirti. Vytenį, tada jūs greičiausiai klausite apie tai, kad mirties trauką kaip klasikinį pratimą atlikinėti nugaros treniruotės metu, tai yra kaip mirties trauka kaip jėgos pratimas, ir tada mirties trauką kojų dienomis atlikinėti kaip mirties trauką tiesiomis kojomis. Yra toks mirties traukos variantas, kuris jau yra pratimas skirtas galiniai šlaunų daliai. Tokiu būdu galite, bet tada nugaros dieną turite atlikinėti sunkes mirties traukas, kojų dieną atlikinėti santykinai lengvas mirties traukas ir su mažesniu svoriu, kurių tikslas jau būtų tik tai pratemti tą dvigalvį šlaunies raumenį ir pratemti sėdmenis. Dėl to, kad jeigu abi dienas atlikinėsite šį pratimą, kaip sunku pratimą, plus kojų dieną dar darote pritupimus, gali būti, kad tai bus per didelis krūvis juosmeniniai nugaros daliai. Taip? Kas čia dar? Kaip atskirti tas tada dienas. Jeigu treniruotės 4 dienas per savaitę, tai tada aš taip spėju, kad treniruotės pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį, penktadienį. Tada galite, sakykime, antradienį treniruoti kojas, o penktadienį treniruoti nugarą. Arba atvirkščiai, tai yra, stenkitės, kad tarp tų treniruočių būtų bent jau 3 dienų pertrauka. Tarp tų treniruočių, kuomet atliekate vieną mirties traukos variantą arba kitą mirties traukos variantą, kad būtų bent jau 3 dienų pertrauka. Jeigu būtų 4 dienų pertrauka, būtų dar šiek tiek geriau. Čia panašus klausimas jau buvusi, ar reikėtų įvairinti baltymų angliavandenių šaltinius, pavyzdžiui, vietoj vištienos jautiena, vietoj ryžių pilno grūdo, makaronų ir panašiai. Ačiū už atsakymą ir sėkmės sporte. Taip, Augustinai, apie baltymus jau atsakiau, kad reikia stengtis, kad kuo įvairesni būtų. Gamtoje yra 4 baltymų šaltiniai, tai yra kiaušiniai, mėsa, žuvis ir liesi pieno produktai. Juos tarpusavį reikia stengtis, kiek įmanoma didesnė įvairovė tarp jų laikyti, ir tada netgi kai valgote tos baltymus, stengtis vienos dienos metu valgyti bent jau 3-4 skirtingus baltymų šaltinius. Čia įskaitant ir baltyminį kokteilį, tada tai jau nėra tiek daug. Tai yra, galėtų būti baltyminis kokteilis 1, kiaušiniai 2, kokia nors mėsa 3, žuvis arba varškė jau yra 4 skirtingi baltymų šaltiniai per vieną dieną. Su angliavandeniais dažnai tokios problemos kaip alerginė reakcija būna daug retesnės, bet vėlgi galima per vieną dieną irgi kelis skirtingus angliavandenių šaltinius naudoti. Tai yra ryte valgant avižas, po to dieną ryžius arba grikius, arba vienam valgyme ryžius, kitam valgyme grikius arba saldžias bulves. Tai jau irgi tada bus didesnė įvairovė. Kita vertus, pavyzdžiui, grikiai turi daug didesnį turtingesni mineralais ir vitaminais negu ryžiai, ne? Tai grikius irgi prasminga valgyti, ne tik ryžius visą laiką. Gediminas, norėjau paklausti, ką manai apie 5x5, tai reiškia, kai atliekamos 5 serijos po 5 pakartojimus, strength, tai yra jėgos programa, kuri susideda iš squats, bench press, shoulder press, deadlift, rows, pull-ups ir šiaip gal žinai kokių mokslinių tyrimų apie mūsų sportą su štanga, puslapių ar straipsnių. Ačiū už informaciją. Mokslinių tyrimų tiesiog reikia skaityti internete ir ieškoti puslapių, irgi yra daugybė, paprasčiausiai reikia googlinti ir įvedinėti tos žodžius, kurie jums įdomus, tas frazes, ir jums tada daugybė tų puslapių išmes, ir tada tik tai reikia skaitytis, ir daugybė yra puslapių, daugybė informacijos, ir tik tai reminti savo žiniomis ir kritiniu mąstymu atsirinkinėti, ko galite tikėti, ko negalite tikėti ir ko galite pasikliauti. Ką manau apie tokią programą? Aš esu kažką panašaus bandęs, ta programa tinka tarptautinių jėgos didinimui, ir po to, tarkime, šiai dienai tai jau nėra taip populiaru, bet
tos eros, tarkime, Arnoldo Schwarzeneggerio eros kultūristai, kai jie skirstydavo, kai darydavo tos makrociklus, tai darydavo jėgos, apimties ir po to pasirengimo varžyboms ciklą. Tai yra jėgos tam cikle jie faktiškai dirbdavo panašiais principais ir dirbdavo tada su dideliu svoriu, mažesniu pakartojimų skaičiumi. Reikia bandyti, jeigu jūs esate visiškai sveikas, tada galite tai daryti. Žinoma, treniruotis reikia daug rečiau, tai 3, maksimum 4 treniruotės per savaitę dirbant tokiu principu, bet verta pabandyti. Mindaugas klausia, gal teko girdėti apie peties sąnario ankštumo sindromą, dėl šio sindromo dažnai pasikartoja peties sąnario uždegimai, mikrotraumos, skausmai, teko sudurti ar girdėti apie šią lėtinę sąnario lygą, gal žinotumėte pratimų ar būdų, kaip ją gydyti, jei neturite ko patarti, būčiau dėkingas, jei pasiūlysit gerą traumatologą, kuris galėtų pakonsultuoti šio klausimu. Mindaugai, taip gerai pakonsultuoti šio klausimu, kaip Tomas Indriulionis, kuris yra mano draugų sąraše. Manau, kad nieks negalės, tai galite ir Facebook'e pabandyti jį susirasti ir tada jam parašyti ir pasitarti su juo dėl jo konsultacijos. Tomas, šiuo metu laikausi dietos, renku 2400 kilokalorijų, dirbu pamaininį darbą, po 12 valandų reikia dirbti naktimis. Naktį renku tiek pat kaip dieną, o kaip reiktų elgtis po naktinės pamainos, kai jį keliuosi apie 15 valandą. Miegoti einu apie 22 valandą. Po naktinės pamainos miegoti einu apie 22 valandą. Ko aš nesuprantu, jį keliuosi 15 valandą. Kaip elgtis po naktinės pamainos, jį keliuosi apie 15 valandą, miegoti einu apie 22 valandą. Taip ilgai miegate? Leisite, Tomai, ne visiškai supratau, gali būti, kad mano galva yra perkaitus, bet kuriuo atveju naujo knygoje, kuri mano nauja knyga išeis prieš kalėdas, esu parašęs tekstą skirelį, kaip maitintis dirbant naktinėmis pamainomis, tai tuos visus principus ten rasite. Gerai, bandau dabar kažką perskaityti, ką pats galėčiau suprasti. Rita rašo, jeigu maitiniesi tokiu principu 6 dienos švariai ir 1 diena į savaitę cheat day daraisi, per tas 6 dienas leistini baltyminiai batonėliai kaip vieno valgymo alternatyva, čia klausimas, kokiu atveju cheat day neduos norimo rezultato, nebeveiks. Rita, dėl baltyminių batonėlių tiesiog reikia žiūrėti jų sudėtį. Yra daug baltyminių batonėlių, kuriuose pirma baltymų iš tiesų nėra labai daug. Ir geruose baltyminiuose batonėliuose, tuose jau geriausiuose rinkoje esančiuose baltyminiuose batonėliuose, viename batonėlėje būna apie 20 gramų baltymų. 20-21 gramas baltymų, daugiau būna retai, nebent tai jau būtų meal replacement bar, tai yra batonėlis maisto pakaitalas, valgymo pakaitalas, bet jis tada jau būna didelis, pats batonėlis būna apie 100 gramų. Paprastai baltyminiai batonėliai būna tarp 50-60 gramų pats visas batonėlis ir jame turėtų būti apie 20 gramų baltymų. Dažnai būna, kad batonėliuose tik tai 14 gramų, 12-13 kartais tai 9 gramai baltymų, nors jie vadinasi baltyminiais batonėliais. Tai pasižiūrėkite. Dar svarbesnis dalykas, kurį reikia pasižiūrėti, tai yra, kiek jame yra angliavandenių. Ir vėlgi geruose batonėliuose angliavandenių gali būti tarp blogų angliavandenių nuo 0 iki 5 gramų. Tai yra nuo 0 iki 5 gramų cukraus. Jeigu tai nedaugiau negu 5 gramai cukraus, teoriškai tai skaitosi mažai ir tokį batonėlį galite valgyti. Dar viena medžiaga, kuri eina teoriškai į angliavandenių sudėtį ir angliavandenių sąrašą, yra faiba. Bus parašyta faiba. Faiba tai yra ląsteliena. Ir jinai įeina teoriškai į angliavandenių sąrašą, bet ląsteliena nėra naudojamas angliavandenis. Ląstelienos organizmas nepasisavina, tai tik tai valo žarnyną, todėl net jeigu yra, sakykime, angliavandenių parašyta 22 gramai, bet iš jų 17-18 gramų ląstelienos, kaip yra kai kuriuose Quest Bars, Quest Bar tai yra gamintojas, ne gamintojo pavadinimas, gaminio pavadinimas. Juose kartais būna 20-22 gramai angliavandenių, iš kurių 17-18 yra faiba, tai yra ląsteliena, reiškia, cukrui netiek daug vietos reikia. Teoriškai tai daug angliavandenių, bet cukraus mažai, tai tokie irgi tinka. Žiūrėkite, kad pačio cukraus nebūtų daugiau negu 5 gramai. Riebalų ten dažniausiai būna šiek tiek daugiau, iki 6-8 gramų. Jeigu nedaugiau negu 6-8 gramai, tai tada viskas tvarkoj. Galite vieną tokį batonėlį, vieną kitą per savaitę suvalgyti, tai neturėtų pamaišyti. Jeigu
Jeigu juose yra daugiau cukraus, tada jų maišys ir tada čydai bus tiesiog dar viena diena, kuomet gausite daug cukraus ir tada jau tas principas 6 švarios dienos ir viena čydai neveiks, dėl to, kad 6 švarios dienos bus santykinai švarios. Ne? Šiandien kaip tik mačiau, atsirado gal ir anksčiau, aš tik tai šiandien mačiau. Pats pavarčiau, pažiūrėjau sudėtį Snickers ir Mars baltyminiai batonėliai Protein Bars ir juose yra viename baltyminėje batonėlėje, man atrodo, 17-18 gramų cukraus. Tai yra maždaug 18 gramų baltymų ir tiek pat cukraus. Kas yra 17-18 gramų cukraus? Tai yra faktiškai beveik tarp, kiek ten? 3-4 šaukšteliai cukraus. Tai yra 3-4 šaukšteliai cukraus viename baltyminėje batonėlėje. Įsivaizduokite, ar galite lieknėti valgydama tiek cukraus? Ne. Taip, Artūras. Man pusryčiai atrodo taip, ar jie dera tarpusavėje. 150 gramų kiaušinio baltymo, 100 gramų avižų, 30 gramų proteino baltymų ir vandens, 400 ml. Viską suplaku plaktuvę ir išgeriu ir protingai darau. Jeigu žalią kiaušinio baltymą gerite, Artūrai, tada nedarote labai protingai, dėl to, kad tokia yra bakterija kaip salmonelė, bakterija, jūs rizikuojate ją gauti, visa kita būtų gerai. Jeigu keptumėte tos kiaušinio baltymus, o visą kitą gertumėte, tai būtų gerai. Agnės, dar vienas klausimukas, bet kadangi jūsų klausimukai, Agnės, yra protingi, tada aš jūs skaitysiu. Gal žinote, kokie papildai padeda turintiems problemų su trūkusiais kelių meniskais, gal galėtumėte kažką patarti. Vėlgi, Agnės, kadangi tai nėra mano specializacija, geriausia būtų kreiptis į kineziterapeutą arba ortopedą ir geriausi specialistai, su kuriais aš esu susidūręs, yra kineziterapeutas Vytautas Pilelis, jis irgi yra čia Facebook'e, ir ortopedas Tomas Indriulionis, galėtumėte kreiptis į jais ir jie tada patartų. Dažniausiai būna geriami papildai tie, kurie geriami sąnarių stiprinimui, bet, sakykime, gali būti dar kažkokie specifiniai dalykai, kuriuos šitie specialistai jums galėtų pakomentuoti. Ar visiškai esate atsisakęs baltų miltų produktų, gliuteno ar cukraus? Ir ką manote apie jų vartojimą, ar taip pat apie vaisius, kokį kiekį galima jų vartoti metant svorį? Karoli, dabar čia iš tiesų yra tokia tamanija atsisakymo gliuteno, baltų miltų produktų, cukraus ir panašiai. Jeigu aš esu sveikas žmogus ir gyvenu pilnavertį gyvenimą ir man nieko nuo to neatsitinka, nei nuo gliuteno man yra kažkokia alergija, nei nuo baltų miltų, nei nuo cukraus, aš jų neatsisakysiu, nesirengiu atsisakyti, jais negalima piktnaudžiauti. Aš juos vartoju vieną kartą per savaitę, nedažniau, ar tai būtų dietos laikotarpis, ar tai būtų nedietos laikotarpis, tiesiog aš jais nepiktnaudžiauju, bet jeigu man kažkada jų norisi, aš juos vartoju ir tai tiek. Taip pat apie vaisius, kokį kiekį galima jų vartoti metant svorį. Tai priklauso, kaip smarkiai jūs norite save spausti. Iš tiesų, jeigu dieta yra gan griežta, vaisių iš viso negalima vartoti. Jeigu norite tokios jau ryškesnės, geresnės kondicijos, jeigu šiaip tik tai būti sveikesnis, lieknesnis, tai galima valgyti vieną, maksimum 2 vaisius per dieną. Tai priklauso nuo savo išsikeltų tikslų, tai yra kiek aukštai savo keliate kartelę. Karolis, kokia nuomonė apie kokosų aliejų kepant maistą? Karoli, gera kokosų aliejus maisto kepimui ir tam terminiam apdorojimui visiškai tinka. Vienur rašo, kad kokosų aliejus pats geriausias pasirinkimas, kitur, kad jame 90% sočiųjų riebalų ir jis nelabai tinka. Kokia jūsų nuomonė? Mano nuomonė iš to, ką aš esu skaitęs ir girdėjęs, kad jis yra tinkamas. Taip, dažnai būna dažnų klausimų nuomonės, kurios viena kitai prieštarauja arba viena kita neigia, ir labai dažnai būna netgi specialistai, kurie vieni kitiem prieštarauja ir vienas ir kitas gali labai gerai tą savo poziciją argumentuoti ir būti iš tiesų aukšto lygio specialistai. Ir tada čia yra sudėtingumas, kad visus tos dalykus reikia atsirinkti vis dėlto pačiam pasikliauti savo galvą. Ir viena vertus, jeigu vienas kitam oponuoja specialistai arba pozicijos, tai nebūtinai reiškia, kad vienas yra neteisus, kitas teisus. Gali būti, kad argumentų už ir prieš yra kiekvienoje pusėje ir tada jau reikia rinktis, ne? Tai kaip ir mašina, jeigu būtų vienas kažkoks geriausias gamintojas ir geriausias modelis, visi važinėtų tą pačią mašiną, ne, bet vieni sako, kad Citroenai blogi, prancūziškos mašinos blogos, kitiem dar kažkas yra blogo, bet žmonės važinėja visokiom mašinom, ne, ir kiekviena turi privalumus ir trūkumus lygiai taip pat. Ir čia pat su maisto produktais ir treniruočių metodikom ir dietom yra pozicijų už ir prieš, ir jos visos gali būti teisingos.
Kiek gramų baltymų ant 1 kg žmogaus masės reiktų suvartoti auginant liesą raumeninę masę? Iškart ačiū. Matas klausia, matai, dažniausiai užtenka 2 gramų vienam kūno kilogramui. Tai yra, jeigu sverite 80 kg, 160 gramų turėtų užtekti. Džiovinant reikia daugiau, neauginant, bet džiovinant dažniausiai reikia daugiau, dėl to, kad auginant jūs vartojate ir pakankamai angliavandenių, riebalų, dėl to baltymų pertekliaus nereikia. Džiovinant, kuomet ryškinat raumenis, kuomet jau mažinate angliavandenių suvartojimą arba riebalų suvartojimą, kas yra organizmo energijos šaltiniai, tada tam, kad išsaugotumėte turimą raumenų masę, tada jau reikia daugiau baltymų ir tada gali būti 3 gramai vienam kūno kilogramui. Agnė, geriau lengvesnis svoris ir daugiau pakartojimų, ar didelis svoris su mažiau pakartojimų, prieimų skaičius 3-4, žiūriu, čia yra 2. Žiūrint, koks jūsų tikslas, Jokūbas parašė, teisinga pastaba Jokūbai. Iš tiesų reikia sutikslinti, kai klausite, reikia sutikslinti, nes kiekvieno atveju atsakymas gali būti skirtingas. Agnė sako, raumeninės masės didinimas, tačiau vyrauja prieštaringos nuomonės šio klausimu, labiau priimtina didesnis svoris su mažiau pakartojimų. Agnė, ir jūs esate teisi dėl to, kad netgi kalbant apie raumenų masės didinimą, iš tiesų tas pakartojimų diapazonas nuo 6 iki 8, nuo 6 iki 10, jisai laikomas tokiu kaip didelis svoris ir mažas pakartojimų skaičius, jeigu tarkime nuo 6 iki 8. Taip? Jeigu mes kalbame apie 8-12, tai dažniausiai tas vadinamas vidutinis toks standartinis, jau tai yra kaip klasika, nuo 8 iki 12, šiai dienai tai yra vadinama klasika, klasikinis tas pakartojimų skaičius, vidutinis, ir nuo 12 arba nuo 15 ir aukščiau ten 20, tai ir kai kuriais atvejais netgi 25, tai jau skaitomas aukštas pakartojimų skaičius. Va, ir, sakykime, nuo 6 iki 8, vienoje pusėje, kitoje nuo 15 iki 20. Įdomu yra tai, kad tiek vienu, tiek kitu atveju raumenų apimtis gali augti. Ir aš esu bandęs ir 6, 8, ir 4 pakartojimus, ir esu daręs 20 ir 25. Ir jeigu yra kalorijų perteklius, ir jeigu yra tinkamas hormoninis fonas, yra hormonų balansas, organizme yra teisingas, jūs vis tiek auksite. Greičiausia, kad darant daugiau negu 20-25, tada jau augimo tikimybė bus mažesnė, dėl to, kad daugiau stimuliuosite ištvermės skaidulas, kurios neturi potencialo labai smarkiai didinti savo apimtį. Ne? Bet gali būti tas efektyvus pakartojimų skaičius nuo 6 iki 20. Reikia bandyti tada. Prieimų skaičius 3-4, taip, 3-4 būtų toks optimalus skaičius, bet vėlgi svarbiausias dalykas auginant ir tikintis didinti raumenų apimtis, raumenų masę yra kalorijų perteklius. Jeigu yra kalorijų perteklius, jūs augsite ir su 6-8 pakartojimais, jeigu yra kalorijų perteklius, augsite ir su 15-20 pakartojimų. Jeigu yra kalorijų deficitas, darant 6-8 pakartojimus, mesite svorį. Nesvarbu, kad yra 6-8 pakartojimai, nesvarbu net jeigu yra 1-4 pakartojimai. Jeigu yra kalorijų deficitas, tada kūno apimtis mažės ir kūno svoris mažės. Dar kitas yra dalykas, kad su kuo didesniu svoriu dirbate, tuo didinate traumos tikimybę. Tuo mažesnis svoris yra šiek tiek saugiau. Ir žiūrint į ilgalaikę perspektyvą, sportininkai, kurie neturėjo tokio įpročio, tarkim, stebint šiandieninius profesionalus, neturėjo ilgalaikio įpročio dirbti su labai dideliais svoriais, jie ilgamžiškesni yra. Vis dėlto yra taip. Deividas, minėjote, jog turėjot problemų su skrandžiu, kokie dalykai padėjo viską susireguliuoti, kokių produktų privengėte, kokie labiausia padeda jam. Deividai, aš turėjau paveldėtą didelį skrandžio rūgštingumą, paveldėjęs iš mamos, mama paveldėjo iš savo tėvo, tai yra jau tokia genetinė linija, mes visi turime kažkokių genetinių bėdų, aš turiu šitą bėdą ir man reikia šarminti maistą, gausus baltymų vartojimas rūgština ir teoriškai man gausus baltymų vartojimas būtų negeras dalykas ir tam, kad tą rūgštinimą aš sverčiau, vartoju labai daug daržovių, kitas yra dalykas, ko aš nedarau, nevalgau greito maisto, nevalgau sunkaus maisto, sunkiai virškinamo, nevalgau labai smarkiai apkepto arba pridegusio maisto. Tai yra pagrindiniai dalykai, kurių reikia laikytis. Principai tai yra visi elementariai sveikos mitybos principai, tik kadangi aš sportininkas valgau tada didesniais kiekiais. Mantas, sveiki, ką turėčiau daryti su atsiliekančiam raumenų grupėm, ar reikėtų padidinti krūvį. Man tai pirmiausia reikia stengtis, gerai, bendrai kalbant, reikia naudoti prioriteto principą. Prioriteto principas reiškia, kai jūs sudarinėjate savo
treniruočių programą, tai vadinamą splitą, ne? Kaip savaitės dienomis išdėstytos raumenų grupės, tai pirmiausia pradedate nuo tų raumenų grupių, kurios yra silpnesnės. Ne? Čia vienas principas. Kitas principas, jeigu kažkurią dieną treniruojate kelias raumenų grupės, tai pradedate nuo tos, kuri yra silpnesnė, o baigiate dominuojančią. Ne? Tai yra kitas principas prioriteto. Ir taip pat tada tą atsiliekančią raumenų grupę treniruojate intensyviau. Tai yra nebūtinai su didesniu svoriu, tiesiog su didesnė koncentracija. Reikia ją treniruoti dažniau? Greičiausia ne. Greičiausia, kad reikia tiesiog stengtis treniruoti ją intensyviau. Dažniau tai reiškia, kad kas gali atsitikti? Gali būti, kad jeigu atsiliekanti raumenų grupė, jinai jau yra silpna, ir jeigu jas ją treniruosite dažniau, gali būti, kad jos atsistatymas nevyks ir tada augimas gali būti, kad irgi nevyks. Jolanta klausia, vienai raumenų grupėje apie 3 mėnesius daryti tuos pačius pratimus, didinant svorį, ar galiu kaitalioti raumenų auginimui būtų. Jolanta, jeigu jūsų žinios, jeigu jūsų suvokimas leidžia, tiek kiek įmanoma stenkitės kaitalioti pratimus. Tarkime, Jolanta, ne, mes kalbame su Jolanta. Tarkime, treniruojate sėdmenis. Vieną savaitę jūs atlikinėjate kaip bazinį pratimą sėdmenims pritūpimus su štanga ant pečių. Kitą savaitę galite kaip bazinį pratimą atlikinėti, tarkime, pritūpimus su štanga ant pečių Smito treniruoklyje. Trečią savaitę tai gali būti, tarkime, spaudimas kojomis plačių pėdų pastatymu ir aukštų pėdų pastatymu. Tarkime, jeigu treniruojate dvigalvį šlauninės raumenį, ne galinę šlaunų dalį. Vieną savaitę galite atlikinėti štangos trauką tiesiomis kojomis, kaip pratimą galinį šlaunų dalį. Kitą kartą hantelių trauką tiesiomis kojomis. Trečią kartą, tarkime, pasilenkimus su hanteliu viena ranka, kai vieną koją pasilenkinėjate, tai yra suvėdama ant vienos kojos, kitą koją mostą darote atgal ir po to keičiate tas kojas. Tai yra tiek kiek įmanoma iš tiesų prasminga kaitalioti pratimus tarpusavyje ir tokiu būdu raumenys nuolat šiek tiek šokiruoti, ne, įnešti šoką raumenims, tada jie geriau atsako į krūvį. Čia apie rūkytus lašinius kažkaip ne visai adekvatu šiam vakarui. O gal atsakyti, gal kažkam bus įdomu? Gerai, atsakau. Tiesiog skaitau iš eilės. Paprasčiausiai rūkyti lašinį su trečdaliu raumens plus duona valandą prieš miegą dėl savęs sportuojančiam vaikinui sveriančiam 70, kurio ūgis 80. Galima valgyti ar blogis, ir apskritai kokia nuomonė apie rūkytus lašinius. Pirmiausia, tai yra skanu, Povilai. Aš sutinku, kad lašiniai yra skanu ir man lašiniai yra skanu. Aš labai retai kelis kartus per metus šiek tiek, būdamas kaime, lašinių šiek tiek paragauju. Šiaip aš jų nevalgau, kelis kartus per metus aš jų paragauju, vieną kitą gabaliuką. Ar jie jums padės priaugti raumenų masės? Ne, nepadės. Dėl to, kad jeigu pasižiūrėtumėte į kaimiečius, kurie valgo lašinius, jie gali būti tvirti, gali būti stiprus, bet didelės raumenų masės, didelių raumenų apimčių jie vis dėlto neturi. Ne? Dėl ko? Dėl to, kad lašiniai, pirmiausia, dėl to, kad yra lašiniai, tai yra riebi mėsa, kuo riebesnė mėsa, tuo mažiau baltymų jinai turi. Kuo mažiau baltymų turi, tai iš ko jūsų raumenys augs tada? Ne, iš tų lašinių neaugs, iš duonos irgi neaugs. Geriau tada, iš tiesų, net jeigu esate labai liesas, geriau valgyti varškę arba liesą mėsą, dėl to, kad tuose produktuose yra daug baltymų, tai organizmas turės ką pasisavinti. Lašiniai nėra tas produktas, nuo kurių jūsų raumenų apimtys gali augti. Algimantas klausia, norėjau paklausyti dėl vandens vartojimo prieš paskutinės ryškinimo dienas ir po galutinės formos. Kažkaip taip painiai klausėt. Kaip teisingiau būtų gerti vandenį ir kaip būtent jūs darote? Algimantai, čia yra labai toks komplikuotas dalykas su vandens vartojimu ir su vandens vartojimu yra daug labai tokių skirtingų nuomonių iš to, ką aš esu girdėjęs ir ką aš esu bandęs. Pats patikimiausias man pasirodė variantas, kuomet duobės metu, tai yra paskutinėmis treniruočių dienomis, kai treniruotės prieš varžybas, ne paskutinę savaitę gerite daug vandens. Ne duobės metu gerite daug vandens ir po to, jeigu šeštadienį yra varžybos, užkrovimas būna ketvirtadienį ir penktadienį ir šeštadienį varžybos. Tarkime, duobės metu jūs gerite 6 litrus vandens kiekvieną dieną, tada ketvirtadienį mažinate per pusę, gerite 3, penktadienį mažinate per pusę, gerite 1,5 ir varžybų dieną tik šiek tiek gurkšnojate.
Tai va, visiškai vandens neatsisakant, to tik tai mažinant, iš to, ką aš esu bandęs, man šitas variantas pasirodė pats patikimiausias, tai yra mažiausia tikimybė, kad jis iššauks kažkokius neprognozuotus dalykus, kad organizmas pradės kaupti vandenį ar panašiai. Taip, Gytis, esu 1,95 cm ir sveriu dabar apie 94 kg. Pradėjau sportuoti nuo 82, reiškia 12 jau priaugo. Tai prieš porą metų tai svoris iš pradžių labai greit augo, bet dabar labai lėtai eina į viršų. Gal kiek patartumėte vartoti angliavandenių gramais ant kilogramo masės, norint toliau augti? Esu gana aktyvus ir sportuoju 5 kartus per savaitę, reikėtų mažinti treniruočių skaičių. Gyti, pirmas dalykas, kurį pastebėjote ir visiškai teisingai pastebėjote, tai yra pirmais treniruočių metais augimas būna pats greičiausias ir dažniausiai pirmais treniruočių metais įmanoma priaugti 10-12 kg raumenų, ne? Tai ir man pirmais treniruočių metais, man taip neatsitiko dėl to, kad aš persitreniravau, vėliau man tas augimas greitesnis prasidėjo, bet iš tiesų taip atsitinka, dažniausiai taip atsitinka, viską teisingai darant. Aš, kai pradėjau treniruotis, aš teisingai nedariau, aš dariau labai kvailai, tiesą sakant. Vėliau natūralu būna taip, kad augimas sustoja dėl to, kad treniruotis jau nebėra toks didelis šokas organizmui, koks buvo prieš tai. Ir tarkime, aš dabar, jeigu per metus priaugu 1-2 kg švarios raumenų masės, tai man jau yra labai geras rodiklis, bet dėl to, kad mano stažas yra 17-18 metų, dabar jau kiekvienas kilogramas yra labai sunkiai uždirbamas. Kiek angliavandenių vartoti gramais kiekvienam kūno kilogramui, norint priaugti, tai būtų nuo 3 iki 6, tas santykis yra nuo 3 iki 6. Ar tai 3, ar 4, ar 5, ar 6, ar 3,5, aš negaliu atsakyti, reikia pačiam bandytis. Aš nežinau, kiek vartojate dabar, bet tarkime, jeigu sverite 94 kg, dauginant savo svorį iš 3, tai kiek bus 3 × 9 = 27 plus 12, tai bus 282 gramai angliavandenių iš viso, ne? Jeigu bandote tiek, tai yra 3 gramai vienam kūno kilogramui ir kokias 10 dienų bandote ar 14 dienų ir jūsų svoris niekiek nepadidėja, apimtis nedidėja, tada dar šiek tiek padidinate. Ir tokiu būdu taip galima didinti iki tol, kol randate tą jums tinkamą formulę, kiek reikia gramų vienam kūno kilogramui suvalgyti ir greičiausiai, kad tos lubos bus 6 gramai vienam kūno kilogramui, kas iš tiesų būtų labai labai daug ir kas tai būtų? Tai jūsų atveju būtų apie 550 grubiai, ne? 550, 560, beveik 600 gramų angliavandenių, tai maždaug yra 900 gramų kruopų, tai yra beveik kilogramas kruopų suvalgyti kiekvieną dieną, tai yra labai sunku, aš esu tą daręs, nesu to daręs labai ilgą laiką, tai bandžiau daryti, man atrodo, kelis kartus po porą savaičių, tai iš tiesų labai labai sunku. Dietos laikytis ir nevalgyti angliavandenių yra lengviau, negu valgyti 1 kg angliavandenių per dieną. Neduok tu Dieve. Deividas, su kuom geriau gerti proteiną masiai didinti? Su pienu ar vandeniu? Esu girdėjęs, kad geriant su pienu neįsisavina tiek proteino, tiek geriant su vandeniu. Deividai, reikalas yra tas, kad pieno suaugusiam žmogui iš viso nėra tinkamas produktas, todėl baltyminius kokteilius yra proteiną, bet kuriuo atveju geriau gerti su vandeniu. Nu ir dar kokį nors pabandysiu vieną įdomų pamatyti ir atsakyti. Jokūbas klausia, vai įdomus klausimas. Ar pradedančiajam 17 metų jaunuoliui, kuris nori pradėti eiti į štanginę, rekomenduojama daryti pritupimus, mirties trauką, ar geriau pradedančiajam tos pratimus nedaryti? O Jokūbai, aš nežinau ir paaiškinsiu, kodėl nežinau, bet čia labai įdomus klausimas. Teoriškai visi kineziterapeutai pasakytų, kad iki tol, kol, nuo 17 metų teoriškai faktiškai galima pradėti, nepaisant to, kad 17 metų daugelis sakytų, kad turbūt negalima dar tiesioginio krūvio stuburui, kurį sukelia kas? Spaudimas virš galvos,
pritupimai su štanga ant pečių arba pritupimai su štanga ant krūtinės ir mirties trauka ir štangos raukos pasilenkus. Šitie pratimai sukuria tarsi tiesioginį spaudimą stuburui ir kol griaučiai nėra iki galo, skeletas nėra iki galo susiformavęs, tol šitų pratimų geriau vengti ir pradėti juos daryti šiek tiek vėliau, kai jau esate susiformavęs visiškai. Kineziterapeutų daugelio nuomonė būtų tokia. Kultūrizmo ir salių treneriai dažniausiai vadovaujasi ta nuomonė. Įdomus yra dalykas tas, kad kalbant apie sunkiai atletiką, užsiimti sunkiai atletiką, geriausias amžius yra laikoma, kad maždaug 13-14 metų ir ten vaikai ten jau pradeda ir tūpti ir traukti, būdami 13-14, bet skirtumas yra tas, kad jie kiekvieną treniruotę yra prižiūrimi trenerio ir treneris moko, kaip tai reikia daryti taisyklingai. Todėl teoriškai, jeigu jūs tikrai tą dalyką arba kažkas jūs labai gerai išmokė, arba kažkas protingas ir patyręs jūs prižiūri, tada galite daryti. Jeigu jūs galvojate tai bandyti daryti vienas, tada geriau dar šiek tiek palaukti ir išmokti, gerai išmokti ir tik po to vėliau pradėti daryti. Gerai, na tai tada tiek, manau, kad į svarbiausius, įdomiausius ir ilgiausius klausimus ir problematiškiausius atsakiau ir jums šiek tiek padėjau. Ačiū, kad klausėte. Greičiausia, kad kitama transliacija, jeigu rasiu laiko ir galimybės ir tinkamą interneto ryšį, kita transliacija bus jau iš karštosios Namibijos. Aš ketvirtadienį vakare vėlai išskrendu, šeštadienį ryte tenais nusileidžiu. Ačiū, likite sveiki.